Helovynas – šventė, kai pažymimas gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio ribos simbolinis išnykimas. Ji švenčiama spalio 31 dieną, visų šventųjų dienos išvakarėse. Šiandien mūsų mokykloje vyko helovyninių kostiumų konkursas. Po 3 pamokų gimnazistai aktų salėje demonstravo savo šiurpias madas. Kalbiname konkurso dalyvius. Prašome prisistatyti. Tai mano vardas numeris K. Aš iš tokio žaidimo CSGO arba naujesnio CS2 ir viskas. Kodėl persirengėte būtent šiuo veikėju? Kodėl ne? Jis yra labai fainas, įdomus veikėjas. Ką toliau čia pasakyti, nelabai žinau. Patinka tiesiog. Patinka man. Ar norėtumėte daugiau tokių konkursų? Labai norėčiau. Jie visą laiką tokie faini ir įdomus yra. Ačiū labai. Prašome prisistatyti. Mes esame kraujo šešėliai. Kodėl persirengėte būtent šiais veikėjais? Nežinau, tiesiog labai faina idėja pasirodė ir labai kūrybiška. Ir ar norėtumėte daugiau tokių konkursų? Tai žinoma, labai smagu ir faini prizai. Ačiū labai. Prašome prisistatyti. Aš esu Pitbulis. Taip, mes esame Vilkas ir Zuikis iš filmuko Palauk. Tu turi dar kažką pridėti? Aš Zuikis. Aš Vilkas. Miau, 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 miau. Tai kodėl persirengėme taip? Iš ties, tai buvo mano vaikystės filmukas, kurį iš ties labai mėgau ir vieną dieną tiesiog prisiminiau. Apie jį nusprendžiau paieškoti savo spintoje aprangos ir pasirodo, kad radau. Gavau idėją, man labai patiko, prisiminiau visus tos filmukus, buvo nostalgija ir mes dabar jau esame 12-okės, skirtingai mūsų metai čia, tai norėjom prisiminti vieną dalelę mūsų vaikystės ir ją parodyti visiems. Miau, 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 miau. Galvojant, ar dar norėtumėm tokių konkursų, tai taip, žinoma, tai lavina mūsų kūrybiškumą, idėjos yra visokios, nuo filmukų, nuo visokiausių įžymybių ir ta įvairovė yra tokia didelė ir taip yra įdomu matyti, kam kokia idėja kyla, kodėl ir kaip jie sukuria savo visus pasirodymus ir tai yra įspūdinga, kad yra tiek daug motyvuotų mokinių, kūrybiškų mūsų mokykloje. Pritariu. Miau, miau. Pirma taisyklė. You do not talk about it. Second rule. You do not talk about it. Third rule. If someone yells stop, goes limp, taps out, the fight is over. Only 2 guys to a fight. Fifth rule is only 1 fight at a time. Sixth rule, no shoes, no shirt. Seventh rule is fights will go on as long as they have to. Eighth rule is if this is your first night at it, you have to fight.
Ačiū visiems, mėly dalyvavo, mėly balsavo.